Pasiimu vandens buteliuką, atsigeriu, tiesiog trenkiu į žemę, visą tą frustraciją išleidžiu iš savęs, nes viskas blogai. Aš nuvežiau knygą močiutei, močiutė atsivertė, iš anglų kalbos vertė Paulius Ambrazevičius ir jinai suprato, kad gali žmogus neturėti nuolatinio darbo, neiti į ofisą arba ten į gamyklą. Kažkokie įvykiai, kurie vyko dabar, aš tikrai neatsimenu kokie įvykiai, bet 2020 metais mus visus išmokė per atstumą dirbti su labai teisingai. Per tuos metus aš labai įsidirbau ir man labai patinka ta pati platforma. Man tai paprasta ir aš tiesiog gaunu sąskaitą, apmoku, uploadinu ir viskas. Sveiki! Šiandieną pas mus svečiuose šiuolaikinės komedijos meistras, turbūt vienas žinomiausių protmūšių vedėjų Lietuvoje ir šiaip fainas žmogus Paulius Ambrazevičius. Paulius atstovauja įmonę Juoko kalvė, geriau žinoma Humoro klubo vardu. Tai sveikas, Pauliu. Labas. Smagu, kad atvykai. Ne pirmą kartą. Ne pirmą, tikrai ne pirmą. Dažnas svečias esi. Pradėsiu gal nuo to, žinau, kad studijavai Vilniaus universitete tarptautinius santykius ir politikos mokslus. Tai gal galėtum pasidalinti, kaip atsidūrei komedijoje ir protmūšių vedime? Jo, baigiau politikos mokslus, stojau, nes patiko idėja, patiko politika ir dabar, vis dar domiuosi. O kaip atsidūriau, tai iš protmūšių turbūt paprastesnis gal atsakymas, nes aš nuo labai seniai, nuo vaikystės, nuo vos ne kokių pradinių klasių, aš atsimenu, kad pradinių klasių pabaigoje, kokioje 4 klasėje, aš jau prašiau tėvų, kad man užprenumeruotų kažkurį kryžiažodžių žurnalą. Neatsimenu kurį, bet man patiko visada galvosūkiai, kvizai, visos televizijos laidos tuo metu, kai aš augau, tai ten 98-2000 metais buvo visai toksai bumas laidų, nes buvo tuo metu ten Taip ir ne, kas laimės milijoną, 6-0 milijonas skirtingos franšizės, tada Skrydis į Eridano, žodžiu buvo labai daug viktorinų ir aš visas jas žiūrėjau. Okay. Ir tas toksai, kai tik po truputį Vilniuje atsirado protų mūšiai kaip renginys, aš labai anksti pradėjau juos, ten buvo 2011 metai ir ten viename iš tų žaidimų buvo toksai dalykas, kad tu svečio turas, tu pats žaidi, bet gali padaryti vieną turą savo klausimų ir užduoti kitiem. Ir aš padariau ir tuo metu jos vedė tokia vertėja, ši pradininkė Lietuvoje protų mūšių Ina Rosanaitė ir jinai sakė, labai faini klausimai, tu galėtum pats daryti savo ir man toks buvo gerai, faina ir tada tiesiog ieškojau būdų, kur tą padaryti ir kai atsirado Vilniui, atsidarė Piano Men baras, aš sugalvojau, kad reikia man daryti ten savo protmūšį, aš ten su vadovu labai gerai sutariau. Tai ten ir pradėjai? Jo, ir pradėjau ir tiesiog porą metų kiekvieną pirmadienį dariau, bet dariau angliškai, nes aš norėjau kitaip ir norėjau, kad žmonės turėtų tokį dalyką, kur galėtų ateiti su draugais nelietuvių kalbės. Tai pavyko, jo, tarptautinė bendruomenė tokia. Jo, tai tokia susibūrė hebra. Pliusas, nežinau, pliusas, minusas, juokauju, be abejo, aišku, kad pliusas žmona ten susiradau per tos protmūšius. Tai pliusas, nes jis žaidė ten, bet žodžiu, ir tada atsirado kilo kitų idėjų, aš tada pasiūliau vienai leidyklai savo klausimus, kad išleistų ir panašiai, ir tas rutuliojasi ir visą laiką taip ėjo šalia manęs. O komedija tai irgi nuo gan jauno turbūt amžiaus, man patinka juokauti, man patinka humoras, aš labai mėgstu žiūrėti komedijas, filmus, spektaklius, stand-upus ir panašiai. Ir tada, kai irgi Lietuvoje pradėjo atsirasti, organizuotis, ten organizavo draugų draugai ir į pirmą renginį, aš esu buvęs pačiam pirmam Lietuvoje stand-up komedijos renginyje kaip žiūrovas. Primink, kuris čia? Čia buvo 2000, o aš labai gerai žinau šitą istoriją, labai gerai atsimenu, nes esu daug kartų rašęs ir pasakojęs kam nors. Tai buvo 2008 metų, rugpjūčio 6 diena, trečiadienis ir Havanos Social Clube, kurio dabar nebėra. Ten Šermukšnių gatvėje dabar yra kažkokia valgykla ar ten, žodžiu, pokylių salė. Tokia buvo nedidelė salė viena ir ten, nežinau, 40-50 žmonių. Atėjau į tą, man labai patiko ir tada aš atėjau tenai, nes draugų draugai organizavo ir tada tie draugų draugai per draugus pasiūlė, gal aš noriu pasibandyti, nes aš tuo metu dirbau vienoje ryšių su visuomenė įmonėje. Tuo metu buvau, dabar galvoju, gal jaunesnysis projektų vadovas, gal jau buvo perėjęs kažkokį kitokį, žodžiu, organizavau ir kūrybinau. Ir aš
darbe, nu, tu vis tiek šnekėsi su kolegom, nu, tu juokauji ir mes ten tikrai prisižvengdavom, sakykim taip. Ir sako, gal tu nori pabandyti į sceną. Ir pabandžiau, patiko, pavyko ir tada vėlgi, čia buvo, aš spalį užlipau pirmą kartą, tai buvo 3 renginys iš viso, o gruodį jau lapkritį atėjo pas mus televizijos prodiuseriai, o gruodį mes jau filmavom pirmas laidas. Tai viskas žiauriai greitai, šiaip čia nėra normalu, bet aš kažkada skaičiavau mano 5 kartas, visų laikų 5 kartas lipant ant scenos kaip komikui arba su juokeliais buvo jau parodytas per teliką. Tai, nice. Tai užsisuko. Jo, ir tada vėlgi viskas ten pradėjo televizoriui, mes buvom trumpai, bet efektingai, tada visokie pokyčiai ir panašiai, nebeliko mums vadybininkų ir tada aš pradėjau vadybinti 2011, nes tiesiog reikėjo žmogaus, kuris galėtų paimti telefoną ir paskambinti ten į klubą, kavinę, salę. Visi organizaciniai darbai. Jo, ir tuo metu ten buvo mes tarp 2 ir 4 žmonių. Aš, Mantas Katleris, tuo metu Vaidotas Šiožinis buvo atsiradęs, tada ten, žodžiu, mūsų buvo tik tai keliese, aš buvau tinkamiausias tai roliai ir tokiu nenorėdamas tapau vadybininku. Ir tada pradėjau viską po truputį sukti, tada atsirado kitų žmonių, kurie... Tai organizačiausios, ne? Taip jo, bet kas yra ironiška, aš visada mokykloje, universitete, žiauriai nemėgau organizuoti dalykų. Jeigu reikėdavo ir daugiau niekas kitas neapsiimdavo. Iš bėdos. Aš apsiimdavau. Tai čia irgi iš bėdos. Jo. Tai visus tos dalykus ir taip po truputį įsisuko ir kažkurio metu supratau, kad aš tiesiog, kad čia yra mano profesija ir aš iš to gyvenu ir pernai, dabar mes kalbamės kovą, tai spalį praėjusi buvo 15 metų, kaip aš pirmą kartą užlipau į sceną. Jubiliejus jau toks visai rimtas. Jo, visai rimta. Tai gal į tą pačią temą, kadangi 15 metų, tai vis tiek turi tų smagių istorijų, gal kažkokią galėtum pasidalinti, tokia įsimintiniausia. Ar kas neišėjo ant scenos, ar kas išėjo ir, nežinau, sukėlė kažkokį protrūkį? Turbūt įsimintiniausia visų laikų istorija, kurią bent jau dabar galiu atsiminti iš humoro klubo pasirodymų, nes tai buvo pats blogiausias mūsų visų laikų pasirodymas. Aš labai gerai atsimenu blogiausią mūsų visų laikų pasirodymą, nes mes... Kaip būna įsimintinė. Jo, nes mes kalbamės, ypač kai su kolegom ir su kitais, ir kai pasakoja ir panašiai, iš gero pasirodymo tu nieko neišmoksti. Ta prasme, čia kaip, pirmą kartą turbūt šitą sąsają net pats savo pasakysiu, bet Tolstojaus Ana Karenina prasideda nuo visos laimingos šeimos laimingos vienodai, visos nelaimingos laimingos skirtingai. Jo, tai visi geri pasirodymai yra geri vienodai. Ėjo, praėjo ir pamiršau. Jo, o bloguose tu gali kažką sužinoti. Tai, žodžiu, buvo, dabar galvoju, kelinti metai, 2019 metai pasirodymas Londone. Kovo gal 8 diena, nes kažkiek gal buvo siejama su ta data, su moterų solidarumo diena. Bet, žodžiu, mes kai tarėmės dėl humoro klubo pasirodymo viename klube, kuris ten kaip ir priklauso lietuviam, ar ten lietuviai valdo, žodžiu, jis turi lietuvišką ryšį. Į ką pavirto humoro klubo pasirodymas, tai į kažkokį lietuvių festivalį, kuriame dar pasirodo Mango ir Rondo. Ir kai tu supranti, kai tu esi, kai eina vakaro programoje humoro klubas, Rondo ir Mango, tai nebūtinai ateis žmonės pažiūrėti humoro klubo. Jūs buvot prieš ar po? Mes buvom pirmi, kas bent jau tiek gerai. Nes jeigu būtų Rondo, tada mes ir Mango būtų košmaras. Ir žodžiu, ir ten buvo labai tokių padaryta blogų dalykų, kurie, aš jau žinojau, kad jie bus į blogą. Pavyzdžiui, mūsų pasirodymo pradžia numatyta 9, man atrodo, o durys klubo atsidarė gal 7. Vadinasi, 2 valandos, per kurias atėję žmonės turi kažką veikti. Ką jie veiks, jie gers. Išgėrusi publika yra pati blogiausia, nes jie, turbūt visi atsimena arba žino save išgėrusi, tau jau ir dėmesį sunkiau sukaupti yra, tau jau gal įdomiau pasikalbėti su bičiuliu ir panašiai. Tai žodžiu, tokia publika. Gerai, bet esam turėję. Tai dar nėra blogiausias dalykas.
Pats klubo išplanavimas sudėtingas, nes žmonės gan toli vieni nuo kitų, aukštai labai balkonas, kur, aš va taip turėjau žiūrėti į balkoną, kuris va ten yra kažkur. Žodžiu, ateinam čia prieki, čia staliukai, čia laisva. Didžėjus žiauriai garsiai groja ir toj laisvoje vietoje žmonės jau šoka. Nėra gerai. Kortos nekrenta. Visiškai. Niekam nepatinka, jeigu tu atvarysi į renginį ir sakysi, gerai, jūs nebešokit. Nes žmonėm patinka, žmonėm faina. Faktas. Gerai, ateinam, aš užlipu ant scenos, pradedu kalbėti, niekam neįdomu, niekas nesiklauso. Absoliučiai. Ta prasme, taip kaip nežinau, kaip į tuštumą kalbėčiau, bet iš tos tuštumos dar kažkoks triukšmas eina, nes žmonės kalbasi tarpusavį. Mano programa yra apie 25 minutės, tuo metu buvo. Po 7 minučių nulipdamas net nepristatau, kas bus kitas komikas, nors šiaip tą darau. Nulipu, įeinu ir dabar pasakoja Bernai, įeinu į kambariuką mūsų, pasiimu vandens buteliuką, atsigeriu, tiesiog trenkiu į žemę, visą tą frustraciją išleidžiu iš savęs, nes viskas blogai. Sakau, gerai, eikit, kas norit, man nebesvarbu. Ir tada man tas Bartuševičius atsistoja, kaip tokia, seniai būdavo tokia laida Kitas, kur, na gerai, aš tai jau parodysiu, su manim taip nepasielgs. Išeina ir jisai turėdavo tokį bitą, tokį humoro gabaliuką, kur jisai pasikviečia žmogų iš publikos ir pasakoja apie tai, kaip vyrai spaudžia rankas, kaip yra skirtingai, kaip būna nejaukiai ir panašiai. Tokių, šiaip labai geras, žiauriai geras bitas, labai kaip intro labai gerai veikia. Ir jisai užlipa, pasikviečia, jisai nemato, ką pasikviečia ir ateina bičas, jau tikrai jam nei vakarėlį, jam, ta prasme, jam į blaivyklą jau reiktų. Ir jis tipo pasistato į čia šalia, papasakoja kažką, publikai atsisukai ir jo nėra jau. Jisai kažkur kampe scenos nuėjęs prie rondo būgnų sudėtų, jau selfie su visais darosi. Ir man tas 15 minučių, tada man atrodo Vaidotas gal irgi kokias 7 minutės irgi prastai, tada Dominikas Klajumas uždarė irgi. Visas mūsų pasirodymas truko gal minučių, kai turėjo trukti maždaug 1,5 valandos. Žodžiu, viską baigėm, išėjom ir iki šiol mes atsimenam tą. Ir kaip suprast, kad tai nėra mūsų kaltė. Kitą dieną mes skridom į Edinburgą ir buvo vienas geriausių pasirodymų mūsų laikų, kokie esame skirtai turėję. Juoda balta. Jo, tik skirtingas išplanavimas, skirtingi žmonės ir taip skiriasi. Tai tą istoriją aš ją taip visą laiką atsimenu, nes sakau, aš iš to pasirodymo, aš dar geriau supratau, kokia turi būti aplinka, kad tas pasirodymas veiktų. Aplinka, žinai, daug duoda. Labai. Dar, žinok, man paukštelis pačiulbėjo, kad turi ir papildomų veiklų, kaip knygų vertimas. Ar užsiemi tuo? Paskutiniu metu jau nelabai, bet buvo toks etapas irgi labai šiaip smagus etapas, įdomus etapas. Apskritai aš vienu metu visai daug vertėjavau, nes vėlgi anglų kalbą kažkaip pradėjau mokytis vėliau turbūt negu visi kiti, nes nuo 6 klasės, kai atvažiavau į kitą mokyklą, kur jau buvo anglų kalba, nes iki tol vokiečių, bet jau mokyklą aš dalyvaudavau visokiuose, ten būdavo tuo metu Lietuvoje vertimo konkursai ir panašiai, tai aš kažkaip tą polinkį turėjau ir šiaip daug reikėdavo tiek. Tai iš anglų vertė tik tai? Jo, iš anglų į lietuvių anglų, tai buvo etapas, kai aš versdavau visokius ir tarkim, nežinau, ale prezentacijas, lankstinukus įmonėm ir, toks kaip ir laisvai samdomas vertėjas lietuvių, bet knygas tai tik tai į lietuvių verčiau, nes į anglų būtų per sudėtinga. Gal vis tiek turi kažkokį labiausiai įsimintiną knygą, kuri pačiam patiko padaryti tą darbą būtent taip, kaip išėjo? Jo, iš viso aš nesu net jų labai daug išvertęs, 5, jeigu gerai atsimenu. Nemažai. Tai yra turbūt 5 daugiau negu vidurkis. Tai aš vis tiek didžiuojuosi, džiaugiuosi, kad man teko prisiliesti prie Steve'o Jobso biografijos lietuviškai. Tai ir iš viso su ta knyga buvo toksai dalykas, kad aš tuo metu kaip tik nelabai turėjau projektų jokių, humoro klubas dar nebuvo įsivažiavęs, nes čia buvo 2011 pabaiga turbūt. Ir aš bendradarbiau su viena leidykla ir aš tiesiog
parašiau jiems, sakau, aš noriu ką nors išversti. Duokit man tipo, tokios temos įdomios. Ir jie man atsiuntė vieną knygą, aš pradėjau ją skaityti. Ok, faina knyga. Ir tada už kokių 2 dienų rašo, žiūrėk, nusipirkom, ką tik gavom Jobso biografijos leidybos teisės. Reikia, kad kažkas labai greitai išverstų per 2 gal mėnesius. O knyga tai tokia. Tai aš labai noriai, nes vis tiek aš savo karjerą pradėjau darbinę ryšių su visuomenė vienoje agentūrai nuo IT komunikacijos. Tai IT irgi man buvo visai arti visą laiką. Ir aš sėdau tada versti tą knygą. Ir buvo tikrai dienų, buvo kokias gal 2 savaitės, dirbdavau po 18 valandų per parą, nes tiesiog reikėjo spėti į deadline. Jo. Ir kai išverčiau, tai po to įdomumo dėliai persikėliau viską į Wordą ir paskaičiavau, kiek simbolių, tai buvo 1,3 milijono simbolių su spaudos ženklais. Bam. Tai ir spėjom ir viskas pavyko. Bet kitas dalykas, ta knyga turėjo kitą svarbesnę įtaką padarė, nes aš nuvežiau knygą močiutei. Močiutė atsivertė, iš anglų kalbos vertė Paulius Ambrazevičius ir jinai suprato, kad gali žmogus neturėti nuolatinio darbo, neiti į ofisą arba ten į gamyklą ar į... Pagaliau, ne? Jo, kad tokį kažką... Nes sunku paaiškinti, tėvam dar, tėvai vis tiek... Kad neini nuo 8 iki 5 Jo, kažkur. bet močiutė tai dar tolimesniai kartai, tai va ta knyga, kai paėmė į rankas ir atsivertė ir pamatė anūko pavardę, tai buvo jau tada, viskas ok. Viskas su tavim gerai. Jo, viskas gerai. Tai šitas turbūt toks, tai nebuvo pirma, nebuvo paskutinė, bet tokia įsimintiniausia turbūt ir šiaip turiu pasidėjęs pats ją lentynoje ir turiu tokią lentynėlę savo verstų knygų irgi didžiuojuosi. Gražu. Kadangi jau vis tiek atvykai pas mus į svečius, tai noriu paklausti, jau man atrodo dabar gal metai praėjo, kaip esi mūsų klientas. Tai nežinau, kaip pasikeitė požiūris į buhalteriją, pradėjus darbuotis su Robolabs? Pirmi metai praėjo, dabar antri prasidėjo, dabar kai kalbam. Man labai didelis pokytis buvo požiūryje, nes čia yra mano trečia įmonė, su kuria bendradarbiauju. Nuo 2014-15 gal, nuo tada, kai atsirado mūsų humoro klubo įmonė, VŠI Juoko kalvė, pats pavadinimą sugalvojau. Ir su pirma buvo viskas labai gerai, su antra irgi buvo viskas gan gerai, bet kai tik pradėjom dirbti su antra, aš turėjom tokį susipažinimo susitikimą, susitikom su buhalterė, kuri už mus buvo atsakinga, ir įmonės direktorė, toks normalus formatas. Ir mes ten kalbam viską, ir jos kažkaip pradėjo stebėtis, žinokit, paskutiniu metu labai daug ateina pas mus klientų, kurie sako, kad nori viską tvarkingai mokėti, visus mokesčius, viską, ir man toks... Ir tada man, kadangi viena iš jų, neatsimenu dabar, kuri pradėjo man pasakot, ką reiktų daryti, jeigu atvažiuotų į įmonę FNTT. Tipo, nieko neduokit, juk raštuks. Kodėl? Aš tik tai renginius organizuoju, mes tik pasirodom, mes juokaujam, mes viską tvarkingai norim daryti. Tai buvo toks kažkoks keistas dalykas. Ir aš supratau, bent jau kiek dabar žiūriu ir lyginu, tai tokios ankstesnės kartos, kur buhalteris būdavo, kaip ir, aš nežinau, turbūt įmonės vadovo bendrininkas. Pridengti. Jo, jeigu ką čia, man to nereikia. Man reikia, kad man būtų viskas aišku, paprasta, kad susimokėtume visus mokesčius, kuriuos reikia, ir kad man nereiktų po to sukt galvos, ką man daryti. Kas gali atvažiuoti. Ir gali atvažiuoti RFNTT. Tai man atrodo, šitas yra labai svarbus pokytis. Kitas, per tuos metus aš labai įsidirbau ir man labai patinka ta pati platforma. Man tai paprasta, aš tiesiog gaunu sąskaitą, apmoku, uploadinu ir viskas. O anksčiau būdavo ten mėnesio pabaigoje, aš surinkinėjau tas sąskaitas. Aš ten stengiuosi tvarkingai jas dėtis į folderius, bet vienos nėra, kitos nėra, apmokėta, neapmokėta. Dabar viskas atrodo taip, gaunu, išsiunčiu ir pamirštu apie ją.
Tai šiaip nebuvo sunku pereiti, aš kaip suprantu, anksčiau neturėjau jokios ten platformos ir nematyti ten kažkokių duomenų. Tai nebuvo, kad vis tiek reikia prisijungti, reikia skirti truputį laiko. Gal buvo, bet taip minimaliai, bet kadangi aš sakau, man IT visai yra mano dalykas, man patinka naujus dalykus išbandyti, ten naujas platformas, ten dar kažką, dar AI-os nepradėjau mokytis, bet manau, kad pradėsiu kažkurio metu, tai nebuvo, tai buvo gan paprasta, nes tai yra gan intuityvu ir aš dar vis tiek save gan jaunu ir imliu vadovų laikau. Tai buvo tas gana paprasta ir man patinka kai kurios, vėlgi, mes absoliučiai, aš manau, kad mes išnaudom gan mažai funkcijų tos visos platformos, nes mūsų viskas yra gan paprasta, gan taip tiesmuka netgi sakyčiau. Man patinka, aš matau visada, kokius aš mokesčius dar turiu susimokėti, aš matau balansus visus, nes aš anksčiau tiesiog, gerai, turiu tiek pinigų, tiek esu atsidėjęs mokesčiam, tiek dar kažką, dabar aš matau tą viską ir man to nereikia pačiam kažkaip labai sekt atskirai. Kažkur ten Exceliukuose, arba dėt, čia metų gale reiks atseikėti, ne? Jo, tai va tokių ir šiaip patiko labai. O kaip šiaip su buhalterė sekasi? Nėra to, kad vis tiek pas mus ta mintis, kad tu nematai jos kiekvieną dieną. Jūs ten galite susiskambyti, bet tas darbas per atstumą. Nėra kažkokio trikdžio tau pačiam? Aš manau, kad kažkokie įvykiai, kurie vyko dabar, aš tikrai neatsimenu kokie įvykiai, bet 2020 metais mus visus išmokė per atstumą dirbti su bet kuo. Tai visiškai nebėda. Aš su buhalterė, su Agniete, mes, man atrodo, aš nesu tikras, ar mes esam kalbėję telefonu ir mes esam kartą susitikę gyvai ir visiškai tas netrukdo, nes kas irgi man labai patinka, nors atrodo, aš nesu toks naivus, kad galvočiau, kad mano buhalterė dirba tik su mūsų įmonė. Labai gerai. bet žinoma, ne tie mastai, bet man labai patinka labai greitas reagavimas. Tarkim, aš nemanau, kad aš esu ilgiau laukęs negu darbo dieną dėl kažkokio atsakymo, kurį aš parašau tiesiog elektroniniu paštu. Tai tikrai čia gal atrodo smulkmena arba toks higieniškas dalykas, kurį visi turėtų daryti, bet tikrai anksčiau man yra buvę problemų, kai parašai vieną laišką, parašai antrą laišką ir tada jau skambini ir tada gerai pasižiūrėsim ir ten dar po 2 savaičių. Tai šitas irgi atrodo labai paprasta, bet man kaip klientui tai yra labai svarbu, nes aš rašau, aš kreipiuosi, jeigu tik tai jau pats negaliu kažko išsispręsti, sužinoti, susigūglinti ar sugalvoti. Taip, tai nori ir operatyvaus atsakymą. Tai šitas operatyvumas, aiškumas man patinka. Tai super smagu, kad viskas gerai. Paminėjai ir apie knygas. Tai kokias įskirtum savo top 3 iš buvusių dar perskaitytų, į ateitį bus geresnių? Daug yra, šiaip labai daug knygų, kurios man labai patiko, labai įstrigo ir labai geros. Dabar galvoju, aš netgi perskaičiau porą knygų, kurios yra fantastiško gerumo. Ir tikrai, jeigu ten reiktų man žiūrėti per visą savo gyvenimą, kiek perskaičiau, jos būtų tikrai labai aukštose vietose, nežinau kur. Tai aš gal labiau... Iš paskutinių, gal man smagiau iš paskutinių, kurias skaičiau. Tai labai nustebino, labai įdomi, labai daug veiksmo, bet tas veiksmas yra paviršius, nes yra ten ir daugelis dalykų. Labai gerai yra dabar dilogija išėjusi, kas vėlgi labai mane nustebino, Manto Adomėno, politiko parašyta knyga Moneta ir labirintas ir Moneta ir labirintas 2, nes tai yra tiesiog tas pats kūrinys į 2 dalis perskeltas, toksai detektyvas, brūkšnelis, trileris apie tai, kad Vilnius yra irgi toks svarbi vieta, kur vyksta, sakykime, tokie šnipų žaidimai. Plačiaja prasme, tarp vakarų, rytų ir mes kažkur ten vidury. Centriukas. Tai ir aš mačiau, ta knyga dabar yra visoje Lietuvoje topuose perkamiausių knygų, grožinės ir panašiai, tai tikrai labai, labai populiari, bet yra už ką, tikrai toks net gaivus kūrinys visame kontekste. Bet nesiskaito sunkiai kažkaip. Ir gerai, pradėkime nuo to, kad Mantas Adomėnas yra berods Cambridge'o absolventas, tai jisai kai kur parodo tą.
Bet truputėlį jo, aukštesnė. ten yra ir graikiškų tekstų vietomis, ir lotyniškai be abejo, ir itališkai, ir angliškai, ir tokių citatų, žodžiu. Jis nevengia rodyti savo išsilavinimo, aš irgi rodyčiau, jeigu būčiau Cambridge'o baigęs. Google vertėjas yra, žinai. Jo, tai bet tiesiog labai gerai, labai įtraukianti knyga, ten yra 2 knygos po gal 500 puslapių, bet aš va taip jas skaičiau tiesiog, nes visada veiksmas, tai labai įdomu. Kita knyga, kurią irgi labai neseniai skaičiau, bet aš ją labai ilgai skaičiau, apie metus laiko, Olga Tokarčiuk Jokūbo knygos. Irgi ten tokia, Olga Tokarčiuk yra lenkų rašytoja, kuri neseniai gavo Nobelio premiją. Ir sako, kad Jokūbo knygos yra ta knyga, kuri didžiausią įtaką padarė, kad jinai gautų galiausiai tą Nobelio premiją. Tai ten irgi, šiaip labai įdomu, ten veiksmas vyksta 18 amžiui apie tokią religinę naują sektą, kurios vadas Jokūbas toksai, ir jis ten apie daug religinių dalykų labai irgi įdomiai supinta. Kažkur skaičiau, kad ten yra virš kelių šimtų veikėjų ir gal 43 siužetinės linijos, tai dėl to skaityti buvo žiauriai sunku, bet kai perskaičiau, buvo labai faina. Ir kas labai įdomu, kadangi viskas vyksta buvusioj GTR, Geriausių tautų Respublikoje, tai yra minima ir Lietuva, yra apie Žemaitiją šiek tiek, kažkas ten į Trakus išvažiavo, į Vilnių, tai irgi tai turbūt šitos. Iškart artimesnė. Jo, šitos iš paskutiniųjų labiausiai įstrigusių. Tai daug skaitant, paskiau turbūt ir tie klausimai protmušiam visai lengvai gimsta. Šiaip jo, čia yra labai tiesiogiai susiję dalykai, nes ypač kai aktyviau, dabar aš nebe taip aktyviai darau protmušius, aš tarkim neturiu kažkokio savaitinio renginio ar ten mėnesinio, bet aš darau įmonėm, žodžiu, įvairiam. Jeigu kam reikia protmušio, aš galiu pagelbėti. Ir tu, kai ruoši protmušius, tu esi perėjęs į tokį quizmasterio režimą. Tu bet ką skaitai, bet kuris įdomus faktas. Pritaikysi, iškart pasimsi. Jo, pasiimi telefoną, atsidarau notes, užsirašau, pasižymi ir pas mane dabar telefone rastum irgi ir klausimų idėjų, taip pat ir juokelių idėjų. Ir aš sėdžiu, aš galvoju, gerai, aš paprastas žmogus, kuris pernelyg kosmosu nesidomi, kokie dalykai man yra įdomu ir ką aš žinau. Aš tada susirašau tos dalykus, žiūriu gerai. Googlinu, tada ten skaitau, Wikipedia, dar kažką žiūriu ir tada tiesiog susidėlioju ir kadangi mano interesų laukas gan platus ir aš skaitau apie daug visokių dalykų, aš iš kiekvienos temos bent kažką esu girdėjęs. Tai man tada lengviau yra pradėti gilintis į tą temą ir taip viską susidėlioju ir padarau klausimus. Tai čia irgi toks tiesiog jau aš tam tikram režimės visą laiką. Visada. Jo. Pasimt, ką reikia iš perskaitytų ir pamatytų dalykų. Visiškai. Dar girdėjau, ir šiandien sakai, kad irgi išskrendi visai greitai, netiek mes šito daug laiko turim. Esi didelis melomanas ir dažnai varai įvairius koncertus. Gal papasakok kažkokį įsimintiniausią koncertą, kuris paliko didžiausią įspūdį. Aš tai visada, kai kas nors klausia, bet čia iš tikrųjų, kai kas nors klausia, net tas facebookinis, kai manęs klausia, bet būna tikrai klausia žmonės, ten geriausia knyga, geriausias filmas, geriausias serialas. Aš visada noriu galvot, kad aš dar nesu geriausios knygos perskaitęs. Labai gerai, kad būtų tų kartų. Jo, nesu buvęs dar geriausiam koncerte, nes tada reiškia, kad mano šitas pomėgis, jisai jau tik tai žemyn keliauja, o aš dar noriu galvoti, kad aš dar pamatysiu kažką geriausio, kas bus, bet... Buvęs geriausias praeitį, tada paklausiu kitaip. Jo, tokių irgi yra tokia grupė Beach Boys, kurią mes turbūt daug kas žinom kaip tokia nerūpestingas surfinimas, Kalifornija, merginos, toks ding gitarėlė. Ten 60s pradėjo jie groti, jau seniai groja, bet jų lyderis, Brianas Wilsonas, yra šiaip iš tikrųjų turbūt vienas pop ir roko muzikoje vienas talentingiausių visų laikų kompozitorių. Jis rašo tokias melodijas, apie kokias anksčiau žmonės net nesapnuodavo, negalvodavo. Ir yra beje labai įdomus filmas biografinis jo Love and Mercy. Vienas iš filmų, labai mažai tokių yra filmų, kur aš pažiūrėjau, tada po valandos dar kartą pažiūrėjau. Nes tiesiog buvo labai įdomus. Ir Beach Boys yra išleidę tokį albumą, jisai vadinasi Pet Sounds,
kuris realiai tai yra Briano Wilsono vien tik tai albumas, jisai visus instrumentus beveik įrašė ir ten viskas, garsiausia daina turbūt iš to yra God Only Knows, šiaip hitas visai žinomas Beach Boysų, bet tas albumas buvo toks visiškai lūžis pop muzikoje ir roko muzikoje ir kokiais 2017-2018 metais Primavera festivalį Barcelonoje Brianas Wilsonas atliko visą tą albumą nuo pirmos iki paskutinės dainos. Tai aš atsimenu, mes stovėjom su žmona būdu, žmona gal mažesnė fanė, aš tai ten man iš viso tas albumas ir grupė wow, bet vietomis mačiau, kad mes abu apsiašaroję. Tai tas koncertas buvo toks, kur visiškai įstrigęs ir čia buvo 2017 arba 2016, 2018 mes tuokėmės rugsėjo 1. Ir kaip surprizą, padariau surprizą, mano žmona žiauriai nemėgsta surprizų, tiesiog jie nepatinka surprizai, bet tas surprizas patiko, man grojo vestuvėse mano brolio grupė ir mes su brolio grupe buvom surepetavę Beach Boysų God Only Knows. God Only Knows what I'll do without you. Ir aš tą sudainavau, yra video, nufilmavo pusę seriją, labai džiaugiuosi, nes daugiau niekas nefilmavo. Tai irgi man tas koncertas ir ta daina tokia labai didelė nostalgija. Sentimentas, ar ne? Jo, labai. Bet tikiuosi, kad geriausiam koncerte dar nebuvau. Fainai, smagiai. Ačiū tau, kad atvykai. Ačiū. Nebelaikysim. Gero skrydžio. Ačiū. Gero konso. Ir iki kitų kartų. Ačiū, iki kitų.